Sveiki visi. Šiandien gaminsim kugelį ar plokštainį, kaip ten vadinasi, su kiaulių ausytėmis. Tam reikės, turiu kiaulienos jautienos padažui, taip pat dėsiu į kugelį. Taip pat reikės svogūnų, kiaušinių, kiaulės ausų, mano kruopų dėsiu šaukštą su kaupu. Taip pat druskos, ciberžolės. Ciberžolė nebūtina, aš dedu tiesiog dėl spalvos ir dėl to, kad jinai labai sveika. Taip pat pipirų, bulvių ir aliejaus. Pirmiausia, sutarkuojam bulves. Supjaustom svogūnus. Pjausto vidutiniško dydžio. Galima kurti ugnį. Pilti truputį aliejaus. Na štai įkaitinta keptuvė. Pilam svogūnus ir truputį apkepam. Dabar galima susipjaustyti ausis. Tiesiog pasismulkinam tokiais gabaliukais. Kanumėlis dedam į bulvių košę. Tai yra tarkuotas bulves, ne košė. Dar ne košė. Dedam čia ciberžolės. Dedu šaukštelį. Tai nebūtina. Tiesiog labai sveika. Mano kruopas. Kad truputį standesnis būtų kugelis. Galima dar pilti virintą pieną, aš nepilu. Taip pat kiaušinius dedu M dydžio 2. Galit dėti ir vieną, jeigu norit, tai dedu 2. Vos pipirų. Ir būtinai druskos. Kokį šaukštelį, pusantro maždaug. Reikia ragauti. Gerai išmaišom. Tai kaip skaniai atrodo. Ragaujam dar druską. Druskos turi būti
gali būti vos suroka, vos tiesiog, labai nedaug. Tada, kai iškeps patiekalas, bus tiesiog idealaus skonio. Jau gerai. Dabar čia dedam, kai svogūnai apkepi, dedam mėsą ir susmulkinam ją. Mėsa puikiai kepa, dabar truputį dar ją papipirinam pagal skonį, nes čia bus ir padažas, ir trečdalis į šitą bulvių masę. Pasodam. Pagal skonį ir apkepam. Aliejaus pilkit tiek, kad užtektų padažui. Aš valgau su grietinė, tai turi būti ir truputį padažo, riebalų, nes taip skaniau. Žmonės žinoma įvairiai valgo, vieni gal tik tai su grietinė. Man be spirgučių neskonis. Štai taip, apkepam gerai labai susmulkinam. Spirgučiai iškepė padažas, dabar tiesiog karštus tokius dedu šičia, porą šaukštų, 3, kokius 4. Šitą paliksiu padažui ir dabar greitai išmaišau. Dar galima paragauti druskos, ar užtenka. Gal vos, bet šiaip atrodo puiku. Taip kad ragaukit, būtinai. Orkaitę dabar kaitinu iki 200 laipsnių. Šį kartą kepsiu štai tokiam britonė. Pilam į britoną. Galima kepti ir skardoj. Išlyginam ir dedam į 200 laipsnių orkaitę apie valandą, jeigu jau kaitus orkaitę. Su degtuku patikrint paskui arba paragauti. Štai taip. Lokštainis puikiai atrodo, kvapai labai puikus, britvonė. Taip pat nuėmiau dabar dangtį ir įjungsiu vėjelį, kad truputį apskrustų viršus. Lokštainis iškepė. Štai iš šono net apskrūdęs toksai, labai puikus kvapai. Pasišildau padažą, į padažą dar įdėjau truputį sviesto, kad būtų geresnis skonis. Galima žinoma ir nedėti. Man patinka, kai padažo daug. Taip. Dabar dedam lokštainio. Tai gavosi toks minkštutis. Labai skani, paskruojusi odelė. Jeigu mėgstat. Dedam daug spirgų.
grietinės. Būtinai. Ir skanaus.